How do you do? Me doing good. Doing. Tu doing Me doing. good. Tu doing geriau negu aš, kaip sakoma. Aš doing geriau ne. Labutis. Labukas, labukas. Gerai, kad manęs nemato, nes aš šiandien toksai jaučiuosi ir atrodau biški pizdai gavęs. Su infekcija akyje sėdžiu, bet vis tiek vyksta eteris, kaip sakoma, ketvirtadienis ir ketvirtadienis. Šiaip Pusvalanduką. gerai pizdigavęs atrodai. Žinai, kaip maždaug iš kokio irklo kas nors bandė užmušti uodą. Nu, arba iš alkūnės jo. Irgi merė. Bet tai nieko, gal baisiai blogai nebus. Pradėjau šiandien vaistukus. Per keletą dienų turėtų. Kompresą jau buvai išsidėjęs. Buvau. Šiaip kiaušai tie veikia kažkaip labai, žinok, labai irgi įkaitę būna. Tai tinka. Blemba, bet čia geras variantas. Iš tikrųjų, jeigu kas nors nežino, tai vat gali tu papasakoti apie nerealų akies kompresą. Karšto kompreso jeigu reikia, tai kiaušinį išsiverdi ir į popierių įsivynioji ir ilgas laikas, ilgai gali laikyti ir jisai šiltas ir sausas, tai, nu, ir tada baltymų gaut gali. Tai aš įsidėjau tą kiaušą. Ką? Nu tai negi blemba išmesi. Jis tau gero padarė, tai tu jį dar bent suvalgysi. Tu jam gero padarysi. Nu, tai aišku. Toks, žinai, nebus, kad toksai tipo pasinaudoji ir išmeti iš. Ne, kiaušai yra mano baltymai. Aš su kiaušais draugauju baisiai. Kiek tu blemiškai per dieną kiaušus? Tai jeigu būna kiaušų diena, tai aš turiu kiaušų dieną, tai 8 kiaušai ir tokie lašišos užtepėlė. Labai skanu. Labai užsikemšiu. Taip, 4 kiaušus ir 4, tai 2 valgymai. Klausyk, tu turi kiaušų dieną? Vaikystai skau. Kai būna kojų diena, tai čia kiaušai. Žinai, maždaug sakytų, žiūrėk, Paulai, nu aš suprantu ten, kai tu sportuoji, ten būna ta kojų, rankų diena, ten, nežinau, krūtinės diena, bet, ta prasme, what the fuck kiaušų, ką tu tada darai? Kiaušus valgai? Kiaušų pilnoju. Normaliai. Tai Tai va. tu tą kiaušų dieną pasidarai, tipo, kažkaip kartą į savaitę ar kaip? Pavyzdžiui, šį savaitgalį tai bus kiaušų dienos. Nedarau dažnai, kad žinai neatsibostų. Labai patogu, jeigu žinai kažkur tai tie kiaušai į tą užtepėlę, tai išliduok. Ir skanu, ir nekaloringa, ir ilgai būna sotus. Nu ir realiai tie trūkstami baltymai, ne? Jo. Na, tai gerai. Žiūrėk, žinosiu, kad turi kiaušų dieną. Dėl to padėkojus tos kiaušus. Ne, tai aš patai turiu čia tą vištilę, tai tai labai patogu. Jie tiesiai iš vištelių pasiėmė kiaušus, tai labai švieži, labai skanus. Bet klausyk, tu ir pusryčiam, ne kiaušinius valgai? Ne, aš pusryčiam kokteliuką darausi proteinų, kreatino ir bananas, pienas ir miksiuką. Jo, ir šiaip labai greitai pasidaro, žinai, labai patogu. Paukšt, tai gali urėti. Jeigu tas. Tai mes. Aiškiai tavo dietą. O diena? Sakau, aiškiai tavo dietą. Kaip sakai? Dieta tavo aiškiai. Nu jo, paprasta. Aš mėgstu simple, man patinka pasidėti dieną, kas jis vienas pasiėmė išpardęs. Pavargęs, kokį bomštą susileidę. Karočią, mes kalbėjom apie šiknų analizę, kad tu padarysi, tai tu jos nedarėjai, iki šiandien kol aš nepakalbinau, tai tu permetėjai dabar. Ne, šiaip realiai ta šiknos analizė tokia buvo, jinai tokia labai greita. Aš jos nedariau, žinai, visą savaitę, kiekvieną dieną ten, nes būčiau realiai, man būtų šiknos. Bet realiai tokį padariau, žinai, kaip būtų galima sakyti, ekspres analizę. Sugalvojau pradžiai, žinai, pasižiūrėjau tinklapį, tiesiog kas parduoda timpas, ar ten tampres, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, žinai. Tai tos, kur būna, kur žinai parduoda, tai ten toksai, nu, tipo, tas vienodai atrodo. Sugalvojau nueiti Instagramą ir parašyti tiesiog leggings ir pažiūrėti, žinai, ką išmes. Tai tokių, žinai, įvairių buvo, kur tiesiog yra tam tikro galbūt brendo ir, žinai, visos kelia, tipo, kaip atrodo. Ir ten kažkas tais galbūt parduoda, bet vis tiek ant skirtingų šiknų. Tai, žinok, padariau vieną išvadą. O ten, žinok, nėra skirtumo, kokios tos timpos, ten tos rauktų ten to, žinai, formuojančios ar dar kažkokios, bet išvada yra ta pati. Neturi subinės, tai nesužiūrės tos timpos, kad ir kokios jos būtų.
Ta prasme, jeigu subinę turi normalią, tai ir tos rauktos, ir tos Mhm. nerauktos timpos atrodo tikrai gerai. Ir ten, tarkim, ar ten tas pušapas, ar ne pušapas, žinai, arba tie naujai mano pamatyti, kaip čia dabar, stringai ant timpų, irgi įdomesnis variantas. Bet vat grynai, nėr šiknos, nėr grožio, ir šikna gražus bet kurios timpos. Nu jo, jeigu nėra šiknos, tai užsidėk treningus paprastus, žinai, drimbančius. Tos timpos, kur su patinės ant viršaus, tai toksai įdomus variantas, nes iš toli atrodo, kaip mergina, kad su tik apatinės. To jeigu ypatingai, jeigu būna kokia raudona spalva. Dabar pagrinde kokius tai pramačiau, tai tokius juodus, žinai, tipo juodos timpos. Juodi stringai dar ten taip įdomiai atrodytų, ne tik, kad kaip stringai, bet dar tokios kaip juostelės į šonus. Blyn, Mhm. toks įdomus. Žinai, neatrodo kaip tiesiog atskirai stringai uždėti, bet atrodo kaip timpų. Bet iš arčiau pasižiūri, iš užpakalio, karočią, vat stringai, iš priekio lyg tokios kaip kelnaitės atrodo ir nesuprasi, kas ten timpos transformeriai. Nu, Mhm. bet įdomus variantas. Bent jau gražiai apgaubia dupcę. Nu jo, jo. Man gal tas įdomiausias variantas būna, kai timpos būna su sijonu, tai toksai, nes biški toks įdomesnis variantas, žinai. Nes dauguma yra su timpom tiesiog varo, žinai, o tas, kai būna timpos ir sijonas, tai toksai, žinai, sportinis tipo. Tai visai, taip, nu, kažkaip kitaip biški žiūrisi, ne taip kasdieniškai. Arba būna, žinai, kad ant timpų šortus dedasi, bet tokį variantą mačiau, tai kai kažkas laukia bėga. Vat, pavyzdžiui, kai matai panas bėgiojančias, tai tikrai esu ne vieną variantą mačius, kai užsideda trumpus šortukus ant timpų. Arba nenori savo užpakalio, kad žiūrėtų į užpakalį visi, Jo, žinai, tai irgi tikėtina. Žinai, kaip cenzūra šortukai, tiesiog cenzūra, nes aš pažįstu merginą, kuri tai darydavo. Mhm. Tada timpas ir ant viršaus šortukus, kad, žinai, čia man Bet šiaip visai neblogai atrodo. Nežinau, man tai toks visai cute. Nu, nežinau. Man kažkaip aš pripratęs prie labai visos tai nešioja tos timpas visur čia ir lauke, viduj, sportuoja, vaikštosi. Aš pripratęs tiesiog taip klasiškai. Jo, čia kadangi tas miestas didelis, reikia daug judėt, žinai, tai čia su tom timpom ir bėgioja, ir šiaip vaikšto, ir šiaip eina. Su džinsiukais nepamatysi Jo, labai. su džinsiukais ne, skandinavinė tema. Čia yra mergos timpas, o bernai su treningas kažkokio H&M, tai klasikiniai tokie padribę treningasai vienspalviai. Nu, čia chill. Lietuvoje daugiau yra toksai oficinis, žinai. Minimaliai džinsiukai bent jau. Nu, bet vis Šiaip tiek, Vilniuje kitaip jau yra, žinai, ta mada, nu, sakau, kad Ai, ten dar kitaip atrodo jo. Kaune daugiau Kaune daugiau treningiuko gali. O šiaip tai jaučiu, jeigu taip Norvegijai pamatai panikę einančią su džinsais, tai labai tikėtina, kad bus arba lietuvė, arba lenkė. Jo, ypatingai jeigu matai kokią ryškę suknelę, žinai, tada jau, nu, tas toksai matos, kad ne Ne skandinavų. vietinė. Tai va, tai esmė tokia, kokią padarėm išvadą su timpom, kad jeigu neturi, tai tau nieks nepadės. Realiai jo, jeigu neturi šiknos, tai ir tos timpos, žinai, netrodys tai baisiai gerai. Nu, ten, žinai, iš bėdos gal kai eini sportuoti, yra kas ten užsidmeta kažkur gal ir miestą, išeiti tiesiog pasivaikščioti dar, tai, žinai, jau dediesi tokias, kur ten gal, žinai, subiniuką, nu, grinai, nu, tiesiog matai, nes, tarkim, skirtingos timpos, skirtingos šiknos ir tiesiog pažiūrėjus matai, kad jeigu graži šikna, tai nepaisant to, kokio tipo tos timpos jos gerai atrodo, bet jeigu ten, tarkim, ta subinaitė biški plokštesnė, nu ir nesvarbu, kurios tu užsidėsi, toks, žinai, kažkaip nesižiūri. Tai va, nėra subinės, nėra vaizdo. Jo, tai aš šaukčiau tada į treningasius, to tokį drimbančius, ten panos vietoj viskas. Dėl to aš renkuosi treningus. Nu, tai Nes kaip nereikia pagalvosiu. užsitarnaut, žinai. Toks dalykas jau. Mano šikna yra plokštuma. O šikna yra pakilimo takas. Kitas dar žiauresnis. Tokio nesitikėjau. NATO naudoja nusileisti, žinai, tie, kur po Baltijos lėktuvai, kur skraido. Čia dabar ką tik supratau, tikrai tame plokščia subinė. H raidės trūksta, žinai, jas. Tai galima tuštaturuot. Sakyčiau, Džilvi man ant subinės H
Kodėl? Nu, nes tipo, kad turėtų kur sraigtasparnis QR kodą. emergency atveju, žinai. Karoči, šiandien važiuoju su toj kolonėlė ir žiūriu itališkas motociklas. Tai pakalbinau šitą italą. Tai įsivaizduok, 71 metų dedukas. Rimtai, 71, seni. Jisai 3 savaitės Islandiją važinėjo su mocu. Iš Islandijos atvarė į Bergeną ir dabar važiuoja iš Bergeno į Nordkapą, ten tą šiauriausią tašką Norvegijoje ir važiuos prie Suomijos žemyn į Europą. Sako, čia mano paskutinė kelionė, tokia, žinai, tripą daro paskutinė prieš mirtį. Taip jau nusteikia, žinai, sako, jau, nu, sako, čia mūsų senas, 27, žinai, bet čia šiaip kelionė brangi, žinai, čia taip. Nelabai angliškai, taip, nu, laužytai, bet, nu, šiek tiek. Biškai jautėsi tas italiano. Jo, sakau, jo, buongiorno, sakau, iš Italijos, sakau, jo, buongiorno, aš jam sakau, tas jau patenkintas, kad žodį pasakiau, žinai, tai... 71 metai, čia karočią respektas žmogų su motociklu važiuot po Europą, Skandinaviją. Ir Vienas. žinai, kai sako paskutinė kelionė, žinai, skamba realiai kaip paskutinė kelionė. Ta prasme, jos gali negrįžti, kaip pagalvos, bet aš jam linkiu grįžti. Aš tikiu, kad jis ant tiek yra maladės ir jisai grįš ir galės dar visai savo hebrai papasakot, kaip sekės. Aš tikiuosi, toks būsiu, dagyvensiu tiek visų pirma, o visų antra būsiu toks kietas dedukas ir lėksiu vienas per Skandinaviją 70. Čia yra stipru. Dar vienas dalykas, važiavau pro miestą, žinai, ir nebuvau matęs niekados tų moterų iš vidurinių rytų, kur nešioja tas nikabas, kur dengia visą veidą ir kūną, žinai, tas burkas, nikabas, žinai, ten tokie juodi rūbai. Ir taip stovi, ir tik akytės matosi. Taip labai teroristiškai atrodė, žinai, kaip nepratęs prie tokių vaizdų. Realiai pirmą kartą gyvai, nematei? Jo, šiaip žinau, iš filmų matęs, bet taip gyvai, tai taip pavažiavau, taip pažiūrėjau, wow. Man atrodo, irgi kažkada būtent Norvegiją ir mačiau, bet aš tik tais mačiau apsigaubusias su tom skarom, žinai, ir be visos tos aprangos. Su tokia kaip skara, žinai, apsivyniojusios, palikusios irgi daugiau, net ne tai, kad akis, žinai, bet taip, nu, gal daugiau to. Bet jau čia rimtai su visu to rūbu. Tai žinai, Lietuvoje labai sudėtinga pamatyti tokių vaizdų. Nelabai. Kažkaip galvoju, kad gal ir... Nepapuolė gal. Nepapuolė. Apie nepapuolę, tu irgi nepapuoliai. Bitė tavis neprigavo. Va, apie bitę čia irgi istorija. Gavau skambutį iš ypatingų pasiūlymų skyriaus. Bitė paskambino man ir norėjo įkišti man planą nereikalingą. Bet ten jie kaip robotai dirba, aš girdžiu dar ten belė kiek šone tų konsultantų. Ir planšetė gal 207 kainuoja, man norėjo įkišti planą po 2 eurus, čia gal 400 iš to, nu 500 eurų beveik gal. Už paslaugos sumoka 2 metus. Nu, realiai, jo, po 2 eurus 2 mėnesiam, 2 metam, 2. Jo. Nu, tai realiai 528 eurai už planšetę. Gali nusipirkti 2 planšetės. Nu jo, tipo gauni ten tą planą, žinai, tą internetą, bet tai dabar turi visi tą internetą ir namie, ir telefonuose gali pasišėrinti iš tos telefono planšetės, žinai, tai iš viso kas planšetės naudoja, aš nebenaudoju. Tu naudoji planšetę? Ne, aš nenaudoju. Kažkada, žinok, turėjau, bet atidaviau tėčiui, nes jisai ten mėgėjęs žiūrėdavo. Jis kažkaip seniau, kai važiuodavo, vairuotojo, kai dirbo, važiuodavo kažkur, tai žinai, jam ten patogu būdavo ir gatvė kokią pasiunka didesnis ekranas. Ten, žinai, kažkur, jeigu reikdavo palaukti, ten irgi YouTube kažkokius vaizdelius pasižiūrėdavo. Dabar tai net nežinau, ar naudoju, kiek buvau nuvažiavus, mačiau, žinai, pasidėjęs. Klausiau, ar naudoju, sako, kartais. Nu tai va, turi kažkaip kompą. Nu nežinau, ta prasme, jeigu turėčiau planšetę, net nežinau, ar naudočiau. Tada gal kompo nereikia. Nu, planšetės aš kaip iš viso... Va, tai čia faktas. O, tai čia nepakeičiama jau yra. Jo, paskui ten, tarkim, nežinau, tas digital paveiksliukų, žinai, piešti irgi. Tos skaitmeninius, kurie jau, žinai, jau kai perini tokį lygį, ant ko patogu piešti, ant planšetę. Toksai special, tarkim, turi hobį, tai vad hobį gali naudoti. Tatu eskizai daugiau darbas, kažkoks tais grafikos, dizaino pagal tam tikras programėlės ir gal su kokiu iPad'u, nes kiek žinau, vat, yra kažkuris dabar tiksliai neatsimenu, kuris iPad'as,
konkrečiai turi ten tą programėlę, kuri žiauriai gerai yra piešimui, turbūt ir eskizam. Tai va, toksai va. Tai nebent, va. Tai ten, tarkim, o turėti jį tam, kad, nežinau, turėti, tai viską telefone gali pasidaryti, kas nesusiję, žinau, su darbu. Tai šiaip telefoną beveik viskas. Na, mažai ko negali nepadaryti telefoną. Nu jo, nes realiai, kad ir pasižiūrėti ten ir su kokiam nors special programėlėm ir kažką tais pamakėtuot, žinai, greitai gali, nu, bet čia jau toksai mėgėjiškas visiškai dalykas, galbūt, kad savo, žinai, bet vat, kas liečia darbui, tai tada jau, tada suprantu, kad va, tau planšetė, žinai, reikia, nes, nu, tau reikia didesnio ekrano. Mm. Arba naudojasi, nežinau, ten kokį nors iPhone, žinai, 16 Pro Max, kur ten didelis ekranas, ar ten Samsungų, nežinau, ten ultra mega kažkoks, tai, žinai, Mhm. kur tada nebent tokie, nu, galbūt, kaip planšetė. Nu, manau, kad gerai turėti, jeigu gali sau leisti turėti papildomą, aš ten su prie laptopo dirba, žinai, įsikrovė, pasiėmė planšetę ir iš, nu. Tai va, tai, Tai žodžiu, tavęs neįkalbėjo nupirkti tos planšetės. ne. Atsiprašau, nenupirkti, pasiimti už 1 eurą ir tada mokėti po 2 eurus į mėnesį už nereikalingą planą. Sako, aš to pramanė paskambinsiu, čia penktadienį šnekėjom, sakau, paskambink, nebazarinsim. Bet nepaskambino, ne? Skambino, aišku. Tai aš nesinešioju to lietuviško. Mhm. Nereikia, nebūtinas manęs, tai iš karto. O tai jau. O Aha. kaip tu jai pasakai, kad, va, kaip gražiai pasakai, kad nepirksi? Aš Ar net nelabai gražiai? gražiai, bet aš taip išdėsčiau, žinau, nu, čia tiek ir tiek kainuoja, sakau, jeigu reikia, čia tiek už paslaugas sumokėčiau per 2 metus, tai aš geriau tada įsigyčiau, jeigu man reikia, ta prasme, aš stengiuosi tų mėnesinių papildomų išlaidų, ne, tiesiog manau, kad tai čiulpia visus finansus, to biškį, tai galimybė yra įsigyti iš karto kažko reikia, tai žymiai geriau. Tai aišku. Tai aš taip išdėsčiau, žinai, kaip matė, kad. Tai realiai negali pasakyti, kad taip iš karto atstojo dar, vat, bandė ant mamos. Jo, tai turi, žinai, jeigu neina, žinai, bando kažką dar kozerį. Žinai, praeina mokymus vasaros, kad ten jauna mergaitė buvo, žinai, dar ten kapoja, dar tai labai taip kapotai šneka, nes, žinai, jaučiasi, kad dar šviežia. Tėčiui tavo, tai būtų užsisakęs. Tas tie abonentą galėtų tokią dalyką turėti, čia iš bet kur paskambins, jisai užsakys. Galia kiek belega. Na, maždaug man vieną kartą iš Taradų ir toks vaizdas, kad įkalbėjo paimti ir aš tada galvoju, o nafig man tą planšetę. Žinai, kur tipo, kaip ir sutikau, nu, bet galvoju, jos tai nereikia. Tai atsimenu, žinai, paskambinau atgal, bet ten, kadangi konsultantė, žinai, keičiasi. Ir pataikiau ant kitos, žinai, konsultantės, sakau, tai ką čia daryti, sakau, nereikia, žinai, dar galvojau, kad ten kažką bandys, žinai, sakyt, kad ne, tai čia viskas jūs pasiėmėt. Sako, klausia dar, žinai, sakau, tai su jūsų kolegė, sakau, nes balsas ten kitas, gal dar vardą. Sako, čia mano kolegė, žinai, ir taip sako, tai tiesiog neprimkit siuntos. Davė baną, žinai, kolegiai, taip, ai, tu daugiau už mane šiandien neuždirbsi. Būna, ten jie konkuruoja, žinai, maladėčiai būna tų konsultantų. Gal ten tiesiog, žinai, pagalvoju, kad, nu jo, suprantama, plemba, tiesiog nenoriu, nu, sakau, aš realiai kaip ir nepasirašiau, žinai, kad ir skurti, bet sakau, kaip tiesiog galėčiau, nu, atsisakyti. Tai sako, tiesiog neprimkit kurjerio siuntos, pasakykit, kad atsisakot, sako, niekas nebus pasirašyta ir viskas. Ir sako, nebus nei planšetės, nei sutarties, žinai, sakau, tai labai ačiū. Nu, matai, tokie, kur dirba prie to, žinai, jie ir moka kaip ateiti sistemą. Tai dar gerai, kad pasakė. Dar gerai sakau, kad pasakė, nes kitaip tai galėjai, žinai, sakyti, jau dabar turi planšetę ir niekur nesidėsiu. Žinai, kai nežinai sistemos, tai galvotum, ai, nu gerai. Būčiau dabar turėjus Huawei planšetę. Bet čia senai buvo, čia gal prieš kokius 6 metus. Man atrodo, gal prieš 6. Jo. Tai va, dar norėjau papasakoti, kaip merginos nekalbindamos suteikia galimybę vaikinam užkalbinti merginas džime. Ai, netgi šitaip. Tai esmė tokia, kad tu turi atsisėsti labai netoli, geriausiai, kad vaikinas būtų sukasi tavęs pratotų, ir tu pradėtum kažką daryti kitam ten roklyje, ir prieš tai jau būtum numetus kokį žvilgsnį, ir dar kai sportuoji, kai jisai tarpuose, kai sportuoja, numeti žvilgsnį dar kartą.
Tai ta prasme, jau bičas turi bent kiek kiaušų, tai jis jau užkalbins tą paną. Čia tokia sistema. Čia jau pažengus ir mergina yra, žinai, tuose dalykuose, ir vaikinas pažengęs, kuris jau mato signalus ir tiesiog, nu, Per kiek laiko pastebėjai šitą variantą? tik kai įvyko, ar tai pastebėjau, bet manau, kad čia yra toks geriausias approach'as, ta prasme, šitam dalykui. Kur tipo pana vis tiek duoda kažkokį tokį ženklą, ne, kad jeigu tu prieisi užkalbinti, ta prasme, Nu jo, ta prasme, nu žinai, vis tiek atsakys tau tuo pačiu. šiek tiek vis tiek biškį yra awkward, žinai, tas džimo kalbėjimas. Dirba, žinai, reikia tą geriausią laiką pataikyt, kai tarpuose, žinai, kai nesportuoja, kaip, nu, jeigu ten mergina niekados nepakelia, tai jau tikrai, kad jai neįdomu. Arba dar, žinai, gali prieit prie to paties treniruoklio ir sakyt, ar čia dar ilgai? Ten, na, aišku, gi mato, kad, pavyzdžiui, ką tik priėjai, žinai, dar ilgai ir taip, nu, čia pradėjau, tai gal kartu pasportuoti? Tai va, kad labai yra tas toksai smulki riba, kur taip, nu, cheesyt, biškį, taip, žinai, Mm. nu, taip, aš tai taip, mano toksai stiliukas kitoks, biškį, tai bandau taip organiškai viską pagauti, žinai. Ne, bet aš turiu omeny, jeigu ne vaikinas, o mergina, nu, mergina prieitų pasakyti, paklaužinai dėl to sportavimo. Man net įdomu, ar yra taip, tarkim, buvę, kad, vat, pavyzdžiui, pana prieitų, paklaustų, ar tu čia dar sportuoji ir ar, tipo, galim vienu metu čia, žinai, pasikeičiant. Ir ar buvo taip, kad tiesiog tai ir buvo treniruoti ir viskas. Nu, kur ten labiau nekalbino, tiesiog, žinai, pasikeisdami pasitreniravoti ir nuėjo. Manau, kad dauguma merginų nedrįsta to daryti, žinai, kai kažkoksai bičas sportuoja, žinai, kad tipo su juo dalintis tuo treniruokliu yra per daug iš komforto zonos, jas geriau palauks, žinai, ir kai bus paklaus tiesiog, ar laisvas, nelaisvas, tai jeigu užimtas, tai ateis, kai laisvas. Taip yra gal keli procentai, žinai, kur tokių atsipūtusių, tai gal, kad pasidalint. Nu, nuo daug ko priklauso. Retai taip, labai retai būna tokie variantai, kad kartu kažką. Nebent vaikinas įlenda, žinai, ir pasiprašo. Blemiškai įsivaizduoju, galvoju, turbūt nesenai kartoju. Nu, ne, gal esu klausus, tipo, ar tik pradėjo, žinai, ir ar čia jau pabaiga, nes tada žinau, ką man daryti. Jo. Palauk, kol jisai ten padarys ten kažkelias, žinai, pratimus, ir tada pasimsiu aš tą treniruoklį, arba tiesiog eini prie kito ir paskui sugrįžti, kai būna laisvas. Blembačkai, aš dabar galvoju, gal Gym Plus'e, man atrodo, Gym Plus'e, nes aš į City Gymą eidavau pakankamai vėlai, jisai dirbdavo iki 11 valandos. Tai ten tarp 10-11 praktiškai nebūdavo žmonių, tai ten rinkis, kurį nori treniruoklį. O Gym Plus'e ten pastovi tų žmonių, žinai. Tai jau net būdavo taip, kad, žinai, nužiūri ten kokį nors treniruoklį, nueini prie kito. Čia jau baig, žinai, prieisiu prie šito, tai kitas ateina. Yra buvo, kur ten tiesiog kokius 3 treniruoklius pakeitė ir galiausiai žiūri, kad, ai, jau tiek to einu, nu, aš jau čia prie šito neprieisiu. Jo, tai būtinai. Tasme, kai tu taikais iš treniruoklį, matai, kad užimtas ir ateini paklausi, žinai, ir tas pasakys, ir dar yra keli kiti, žinai, gal jau, žinai, čia būna, kad net pasiėmiau iki 3 ir 4, tu ten būsi, žinai. Nu, kad eilės tvarka būtų, žinai, tokia, aš tai masovkė tai pripratęs sportuot, man net patikdavo malas tų žmonių ir papizdėlint gali, žinai, ir biškį pažvengti. Visai smagu. Partizanų džime, Gym Plus'e buvo. Tai matai, aš einu į tą džimą, čia jisai Bergene yra geriausias, brangiausias. Nu, nėra jisai perpildyta, žinai. Yra tų žmonių, yra crossfito pusė, tai labai didelė. Taip, kad būtų sausakimšas nebūna. Kad kažkas užimta, ką reikia, gal būna, bet aš tada galiu kitą eit. Randu visą laiką ko pakeisti, tai nebūna taip, kad reikia laukti. Tai labai gerai realiai. Gera kokybė treniruoklių ir nebūna per daug žmonių. Ne veltui gal ir brangiausias, žinai, klubas, kad ir treniruokliai kokybiški ir jau ta žmonių grupė jau kitokia. Jo, tai ne visi gali tiek mokėti, žinai. Svarbu, kai žmonės ateina į džimą, nežinau, gal morozų. Nesijaučiu gerai, aš patys prie tokios vidutinės klasės, patys fainiausių, su jais gali pašnekėti normaliai, nepasikėlė. Jeigu pigesnis džimas, ar čia šiaip Lietuvoje? Tai Kaune pasitaikydavo, jeigu ten atvarai, žinai, tą patį mano džimą, kur vaidavau Partizanuose, bet atvarai ryte, kai 10-12. Žinai, visi tokie dėlivarai atvaro, moco vidury buvo prie pat įimo nutrenkęs ištrižai. Nu, tokie poch. Tiesiog kažkokia veikla užsiema, niekam neaiškiai. Jo. Ir visada turi laiko.
Direkt. Niekad neturi, bet ir visada turi laiko. Bet jo, ir pagal nesisuksi, negyvensi. Dauguma sukasi. Paskui ir galvoja, kaip čia išleidi daugiau pinigų negu uždirbi. O kaip tu manai, kokia yra Kenijoje pensija? Nes mano yra bendradarbis iš Kenijos, tai man jis papasakojo, tai man visai tokia buvo įdomi sistema. Kiek manai pensijos gauna, kiek šiandien pensija žmonės Afrikoje? Geras klausimas. Čia eurais bandyt spėt ar kaip? Ką aš žinau, štuką eurų. Nu, biškai daugiau, bet šiek tiek. Bet žiūrėk, neprasišoviau smarkiai per mažai, ne? Nu, tipo, pusantro iki 3,5 tokie vidutiniai yra. Prasme turim tai iki 3,5 netgi. Jo. Esmė tokia, kad čia vienkartinė arba per 10 metų gali išdalinti tą visą sumą tą pačią išmokėti. Ai, tai Esmė čia tokia, šitą. kad Tai čia ne kas mėnesį mokama, ne? ne, tai kaip jis sakė, kad pensiją gauni vieną kartinę išmoką, dažniausiai pasiema, tai dažniausiai iš to pinigus ten prageria jie tie. Tiesiog gavau pensiją vieną kartinę, visiems pavaišino, žinai, ir gyvena. Bet esmė tokia, kad pensija pas juos yra, tai vaikai. Jie dėl to turi 15 tų vaikų tenais, kad jie aprūpina. Kuo daugiau vaikų turi, tuo geriau gyvensi senatvėje Afrikoje, bent jau Kenijoje. Na šiaip, aš dabar galvoju kažkur irgi. Galvoju, kokią čia šalį rodė, kad irgi per TikToką tiesiog scrollinau, kad irgi kažkur Afrikos, ar ten ta pati Kenija, ar kuri tenais, kad atrodytų, lyg ten labai skurdi ir panašiai, bet tiesiog rodo, žinai, kaip ten miestas atrodo, nu, kad ten ir tų pačių, žinai, nu, normaliai atrodantis miestas yra civilizacija, kaip sublema, ten dykumoje gyvena. Jo, tai mes taip įsivaizduojam, kol nepračekinau. Aš irgi pračekinau tą Kenijos sostinę ir tai žiūriu, Nu, rimtas tai va dėl miestas. to, taip, žinai, kažkaip irgi galvoju, vien tik tais dėl to, kad pakankamai nesenai mačiau tą video ir tai galvoju, nu, blemba, šausiu. Žinai, tokią sumą, bet jo, kažkaip nesitikėjau, kad ten ta vienkartinė, žinai, yra. Nu. Dar kas įdomu, kad jie yra greitkelį pasidarę ten Kenijos sostinėje. Ir jo nieks nevažinėja, nes ten investavo, pasiskolino pinigų iš Kinijos. Labai kelių mokesčiai dideli užkalti tam autostradai prie miestą. Nieks nevažiuoja, visi toliau trafikė sėdė apačioj, žinai. Blemba. Tai tiesiog yra greitkelis ir jo niekas nevažiuoja. Labai Tai įdomiai šiaip atrodo. negali susirinkti už tą kelią. Taip. Bandė prasuk maklę, bet žmonės nedurni, žinai. Nu, nelabai iš to, ko turi, jie turi, bet neturi, kaip sakoma. Bet šiaip maladėts, tas iš Kenijos, tai kultūriškai kenijiečiai, jisai šiaip miestietis, toksai matosi, kad atsipūtęs. Nu, žiūri, maladėts bičias. Nu, svarbiausia. Maladėts bičiukas. O tai kiek jam metų maždaug? Sunku pasakyti, bet apie 40 grubiai. Plius minus. Toks jau metuose vyrukas. Jo, alaus pilvukas yra viskas, žinai, šeima, Daddy body. Turi daddy body. viskas tvarkoja, žinai. O tai senai iš čia atvaręs į Norvegiją? Jo, nemažai. Nežinau tiksliai, bet jau namus turi viską, tai gal 10, kiek metų, 15. Ai, dar ten tokio iš Sirijos, tokį dar kitą kolegą, šiūrio randas nuo rankų, žinai. Sakau, kas čia buvo? Ai, sako, bombos sprogo, taip, žinau, užsidengiau veidą. Toks atsipūtęs, žinai, mažus. Ai, čia šalia, žinai, bombos sprogos. Keveldras skrido, vat, ir pataikė ranką. Gerai, kad užsidengiau veidą, tai va, į ranką pataikė. Bet šiaip didelis, ne, jaučiu randas. Nu, matosi, kad randai, nes jau, irgi maladės. Bet biškai per kitą prizmę į pasaulį žiūri, žinai, kai praėjęs ten tos visus žiaurumus, labai vertina šeimą, žinai. Šiaip tie visi sirai labai tokie turi komuniką. Ir kur važiuoja Europoje, ten pilna tų sirų yra. Jie ten, bet kur nuvažiavęs draugų turi, žinai, jie ten svetingi. Man priminė, žinai, mano tėtis irgi vieną iš Sirijos pažino Norvegijoje, irgi toks realiai kaip pabėgėlis, jisai, žinai, buvo, bet jo šeima dar buvo likus Sirijai. Ir jisai ten tvarkėsi dokumentus, kad galėtų savo šeimą. Jo. Jis man žiauriai juokingas būdavo tom, kad, taip, jeigu kažkas, tai, žinai, būdavo negerai, jis visą laiką sakydavo, I'm very sorry, but what can I do? Tipo, sorry, bet ką aš padarysiu? Jo, tipo, sorry, bet, nu, gal kažką galėčiau padaryti. Blet, nu, nieko. Tiesiog jau, nieko. But I'm very sorry. Sorry, Kaip? but not sorry.
Galvoju, gerai, sorry, tai sorry, žinai, bet nieko nepakeisi. Tai toks irgi, sakau, gan juokingas. Tipo, per daug nesikišdavo, žinai, ten į kitų reikalus, nes tiesiog ten gavosi, kad toj pačioj chatoj gyveno, bet tiesiog kitam namo gale ir jis tokia ten niekam nekliūdavo, žinai, tai va, pasislėpęs ten Ai, su šeima, žinai, šnekėdavosi viską. Ir va toks irgi, sakau, išlindo. But what can I do? gera. Nothing, nothing. Na, kita kultūra kitaip, Sakau, žinai, toks, elgiasi. bet toks gan mandagus, žinai, buvo. Šiaip biškai toks pritingintis, bet mandagus bent tiek gerai. Čilimantas toks tai, ne? Čilimantas. Eisim ir mes Eisim, čilimantuoti. Eisim. eisim, Tau eisim. reikia pailsėti, Jo, jo, man jo. irgi pagaliau anksčiau nueit miegot nors Tai kartą. va. Bet mes respektas, kad vis tiek nesvarbu kas kaip ką, vis tiek padarėm epizodą ir aš esu nokdaune šiek tiek irgi pavargus, bet Nieko, kaip nors, mūsų vat. Ant nosies dar veselė, galėsiu kitą savaitę papasakot, kaip vestuvės praėjo. šį savaitgalį varai, ne? Jau šeštadienį. Tai va, Joris draugė ženėsi. Pasižiūrėsim, kaip čia viskas praeis ir ar bus ką aptarti. Manau, kad bus, bet daryk taip, kaip tarėmės. Tasta. Kad paskui ant stalo nešokčiau. Jo, kad nesupoju. Ir šiandien, kai atsiunčiau tau voice iš dušo, tai buvo parodymas ir rodymas, kad no excuses. Tas, jeigu tu nori išsiųsti, nori bendrauti ir atsakyti, tu rasi visą laiką. Netgi Ar biškai. iš dušo, ar iš tualeto. Nu, tai tualetą, tai čia, žinai, čia jau įprastas dalykas. Dušė gal mažiau. Easy peasy, žinai. Įsipysilėmus kaip. Gerai, Kol tai. sėdi ant tualeto, gali ir pašnekėti. Tai va, gerai, kągi tada. Gero vakariuko. Jo, ačiū dėmesį. Hasta la vista, I'll be back. I'll be back. You'll be Next. back. Next epizodas bus mūsų pirmą kartą live kartu. Tavo studija arba mano studija, nežinau kokioje studijoje, bet kitą ketvirtadienį jau būsiu Kaune. Tai Pavyks laivas. darysim. Filmuosim laivą. Ciao, braškę. Ciao. Yeah.